Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. Sumokėję per daug gyventojų pajamų mokesčio, raginami pinigus susigrąžinti. Panevėžio Aurida kone dvigubai didina gamybos apimtis. Kraštotyros muziejus kviečia į šeimų vakarą. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis dalis gyventojų už 2010 metus nėra susigrąžinę permokėto gyventojų pajamų mokesčio. Tai tie, kurie praėjusiais metais sumokėjo per daug pajamų mokesčio į biudžetą ir nepateikė metinių deklaracijų. Permokėta gyventojų pajamų mokesčio suma susidarė dėl to, kad išanalizavus darbdavių bei trečiųjų šaltinių pateiktus duomenys valstybiniai mokesčių inspekcijai buvo nustatyta, kad 2010 metais gyventojams nebuvo pritaikytas arba buvo pritaikytas ne visas metinis neapmokestinamų pajamų dydis. Pagrindinės priežastys lėmusios gyventojų pajamų mokesčio permokos susidarimą atsiranda tada, kai gyventojas pagal darbo sutartį nedirba pilnus metus. Metų eigoje jam yra sumažinamas darbo užmokestis arba pats gyventojas yra pasiprašęs darbdavio netaikyti kiekvieną mėnesį neapmokestinamo pajamų dydžio. Elektroninėje deklaravimo sistemoje valstybinė mokesčių inspekcija yra suformavusi preliminarias pajamų mokesčio deklaracijas. Prie elektroninės deklaravimo sistemos primenama prisijungti galima dviem būdais – sudarius sutartį su valstybinė mokesčių inspekcija arba per elektroninę bankininkystę. Todėl siūloma peržiūrėti pateiktus duomenis. Juose nurodyta grąžintina pajamų mokesčio suma. Tačiau dar kartą noriu atkreipti dėmesį, kad pajamų mokesčio permoka apskaičiuojama ir grąžinama tik pagal gyventojo pateiktą teisingai užpildytą valstybiniai mokesčių inspekcijai deklaraciją. Todėl jos nepateikęs gyventojas mokesčio permokos susigrąžinti negalės. Taip pat negalės dengti ir kitų mokesčių, kurių jam yra privalu. Jei atsiranda vieno mokesčio permoka, galima ją padengti, kai yra kito mokesčio nepriemoka. Pavyzdžiui, artėja žemės mokesčio sumokėjimo terminas. Taip? Tai gyventojai, kurie turės pajamų mokesčio permoką, galės iš tos permokos dengti žemės mokestį. Deja, dalis gyventojų privalo nesusigrąžinti, o sumokėti pajamų mokestį į biudžetą, nes gautos metinės pajamos nebuvo teisingai apmokestintos dėl pritaikyto per didelio neapmokestinamų pajamų dydžio. Taip, anot specialistų, galėjo atsitikti, jei gyventojas dirbo keliose darbovietėse, jas keitė ar gavo kitų, ne tik darbinių pajamų. 2004–2008 Panevėžyje įgyvendinus Nemuno vidurupio baseino investicinės programos pirmą etapą, 2050 Panevėžio miesto ir rajono gyventojų atsirado galimybė prisijungti prie centralizuotų nuotekų ir 1912 prie vandentiekio tinklų. Tačiau uždarosios akcinės bendrovės Aukštaitijos vandenys specialistai apgailestauja, kad šiais pasiūlymais naudojamasi vangokai. Šiai dienai maždaug 80% gyventojų yra prisijungę, tačiau apie 20% dar abejoja, sakykime, dar yra toks rezervas, o ES, kadangi buvo pagrindinė šitų projekto finansuotoja, kaip ir dabar vykdomų projektų, vandentvarkos ūkio projektų, pagrindinė finansuotoja yra ES sanglaudos fondo lėšos, tai ir būsimų tikriausiai. Tai jai yra įdomu, kiek žmonės pasinaudoja šitomis galimybėmis. Šis ir kiti vandentvarkos ūkio plėtros projektai įgyvendinami dėl to, kad sumažėtų Nemuno ir jo intakų, Baltijos jūros, dirvožemio, gruntinių ir požeminių vandenų tarša. Gyventojams tuo pačiu pagerėtų teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybė. Plėstųsi šios paslaugos gavėjų ratas. Šioje situacijoje, kai mes kalbam apie gyventojus, mes jau nekalbam, jiem dar bus ar nebus tos galimybės, jiem jau yra galimybės, jiem tai reikia pasidaryti įvadus ir pradėti naudotis centralizuotą nuotekų tvarkymo paslaugą bei pradėti naudotis, vartoti geros kokybės požeminį vandenį. Dėl ko mes akcentuojam visą šitą nuotekų tvarkymą. Nuotekos anksčiau ar vėliau, jos yra atlieka. Jos anksčiau ar vėliau patenka į gruntą, turi tokį potencialų poveikį
vandenų užteršimui. Stengiantis, kad galimybėmis gyventi kokybiškiau pasinaudotų daugiau žmonių, uždaroji akcinė bendrovė Aukštaitijos vandenys inicijuoja kartu su Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių architektūros ir urbanistikos skyrių specialistais parengti paprastesnę prisijungimo prie centralizuotų tinklų tvarką. Žmonės raginami civilizuotai tvarkyti nuotekas. Rytoj, spalio 21-ąją, 17 valandą Panevėžio kraštotyros muziejus kviečia į šeimų vakarą Gabrielei Petkevičaitei Bitei atminti. Čia veikiančią parodą Gabrielė Petkevičaitė Bitė, kilni pareiga kilti ir kelti, lydi edukacinė programa, supažindinanti su šios iškilios asmenybės įvairiapusiškumu. Gabrielė Petkevičaitė Bitė buvo pirmoji surinkusi medžiagą lietuvių liaudies medicinai. Todėl šis vakaras ir yra skirtas supažindinti ir papasakoti apie Gabrielės medicininę veiklą. Programoje būtent ir bus supažindinama su Bitės surinktais liaudiškais ligų pavadinimais, gydymo būdais. Bus pasakojama apie jos ir jos tėvo Jono Petkevičiaus medicininę veiklą. Taip pat bus rodoma literatūrinė kompozicija Dvi moterį, kurioje pasakojama apie dviejų garsių rašytojų, tai Gabrielės Petkevičaitės Bitės ir Žemaitės veiklą Joniškėlyje ir Puziniškyje, kuriant komedijas. Kompoziciją, sukurta remiantis rašytojų laiškais, atsiminimais, tekstų ištraukomis, atliks Juozo Miltinio dramos teatro aktorės Eleonora Eglė Koriznaitė ir Eleonora Matulaitė. Na, o kaip mes sakom, skanioji vakaro dalis vaišins Gabrielės Petkevičaitės Bitės mėgstamiausių pyragų. Lietuviškai jis skamba gan intriguojančiai, karo faršas, na, originalus jo pavadinimas skamba Vojana legumina. Taigi labai kviečiam ateiti šeimas, nes šeimom yra pigiau, kompanijas po 3, po 4, na, o kas nesuras antros pusės, kviečiam ir pavieniui. Taip pat bus pristatyta ir pati paroda Gabrielė Petkevičaitė Bitė, kilni pareiga kilti ir kelti. Rodomas Viktoro Stanislovaičio filmas Gabrielė Adadžio, pasakojantis apie jos veiklą Joniškėlyje, kur darbavosi tėvo Jono Petkevičiaus vaistinėje. Vienintelė Baltijos regione automobilių kompresorių gamintoja, uždaroji akcinė bendrovė Panevėžio Aurida, net ir sunkmečiu gebanti nustebinti naujos kartos gaminiais, vertinamais ne tik rytų, bet ir vakarų rinkose, ruošiasi 2012-iesiems. Ketinama bemaž dvigubai padidinti gamybos apimtis. Šiais metais mes kažkur tai turime išeiti į 55-60 tūkstančių kompresorių. Sekančiais metais mes jau turim užsakymų, garantuotų užsakymų apie 90 tūkstančių. Dabar mūsų keletas vadovų yra išvykę komandiruoti Ukrainoje, yra, reiškia, pravedamas dėrybos su įvairiom kompanijom, kurios gamina transporto priemonės, tokias kaip autobusus, sunkvežimius. Todėl, reiškia, tikslinami dar sekančių metų kiekiai. O kas liečia Rusiją, tai mes jau turim garantuotą kiekį ir jis pakankamai didelis. Aišku, tikėjomės mes ir šiais metais žymiai daugiau pagaminti. Didelė viltis buvo gauti apyvartinių lėšų, tačiau mes matom, kokia situacija yra Lietuvoje, tiksliau, kokia betvarkė yra Lietuvoje su bankais, kreditinėm institucijom. Ir, aišku, bankai užsiema savo visokiais žaidimais, mums reikia dirbti, gaminti, čia nėra kada mums užsiminėti tom nesąmonėm, todėl, reiškia, Panevėžio Aurida mes praradom šiek tiek laiko, spręsdami apyvartinių lėšų klausimą. Kai pamatėm, kad apyvartinių lėšų klausimas nebus įspręstas čia Lietuvoje, mes radom kitas išeitis ir todėl, reiškia, pravestos dėrybos su mūsų pirkėjais buvo atitinkamos suderintos sąlygos ir šiandien mes turime, reiškia, garantuotus užsakymus. Panevėžio Auridos generalinis direktorius neneigia,
Pastarieji keleri metai bendroviai buvo itin sunkūs, tačiau teigiama, jai pavyko išgyventi 2009 ir 2010, o šiais įvykdyti savuosius įsipareigojimus, nors ir pakoregavus strateginius sprendimus, ateinančiuosius jau yra prielaidų vadinti gerokai sėkmingesniais. Mes turėjome įvairius projektus, kuriuos iki krizės mes buvom pradėję. Tai sakykime, mes šiandien kai kurios projektus pristabdėme. Kai kuriais vyksta dėrybos, čia aš kalbu apie Baltarusiją, yra 2 projektai Baltarusijoje, yra, Rusijai vienas projektas, irgi vyksta, turim su Kinija projektą, jis irgi toliau vyksta, yra naujas gaminys jau, kaip sakant, galutinai baigiamas suderinti, todėl, galbūt sekantis metai bus mums, kaip sakant, ir įdomesni ir naudingesni. Ne per seniausiai Panevėžio Auridoje dirbo 240 dirbančiųjų, šiandien darbuojasi 170. Pastaruoju metu tarpininkaujant darbo biržai, trūkstamų specialistų radus ir pačiai įmoniai, naujai įdarbinta per 30 darbuotojų.